kaip išėjo tas pavadinimas mūsų verslo kosmosas. Nes aš bandžiau prisiminti praeitas dienas, kokius mes dar pavadinimus galvojam. Erika tame procese Aš dar nedalyvavau ne? dar. Ne. Tai kaip, ar jūs atsimenat, kaip mes, kokie buvo tie kiti variantai? Kaip, Buvo, kas tu čia buvai pasiūlė? keletą siūlės, ar ne? Ir tu, man atrodo, buvai keletą siūlės. Bet aš visiškai nei Nebeatsimeni. jokio. Aš ir dabar galvoju, kokia tai buvo. Nes toks Šiaip jausmas, gerų kad buvo. niekas kitas ir netiktų. Jau Aha. tik šitą. Jau tiek susigyvenom ir iš tikrųjų tą kažkaip norės labai tokio ir lengvo, ir kartu tokio įsimintino pavadinimo. Ir taip gavosi, kad su vienu klientu turėjau pokalbį ir tenai dėliojam ir planą jam ir rodau apie socialinius tinklus ir jis toks užsiėmęs, aš galvoju, kažkoks kosmosas man čia sako. Ir aš tokia bam galvoju, tai va čia yra tai, ko mums reikia iš tikrųjų, nes tą kosmosą mesgi pažįstam, mes visi, kiekvienas iš savo tų sričių, tai verslo kosmosas va taip ir gimė pavadinimas. Bet čia tu ir pasiūlė, ne šitą? Regis jo. Jo. Nes visiškai, Dovilė, sakau, Dovilė. man atrodo išsitrynė atmintis su visų šitų pokalbių. Žinau, kad vyko pokalbis, o kaip kas visiškai neatsimenu. Ir šiaip tai apie mus, nes mes patysgi labai sąmoningi esam žmonės, kiek lobių savy turim, kokiom temom mes patys tikrai sąmoningi, labai esam komanda ir Labai čia šitas pavadinimas tiko, ne?